Sveiki, esu Eigirdas iš Leksta komandos. Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip pateikti profesinės kompetencijos tobulinimo programos prašymą. Norėdami pateikti naują prašymą, paspausti naujas. Sistema nukreips į pirmą prašymą pildomą langą. Bendrieji programos duomenys. Įrašykite programos pavadinimą. Pasirinkite programos tipą paspausdami ant burbuliuko kairėje. Pasirinkus programą, kurioje reikia nurodyti programos tikslinę grupę, apačioje atsiras papildomas laukelis programos tikslinė grupė. Paspausti ant laukelio ir radę tinkamą grupę, paspausti ant jos. Pasirinkite programos vykdymo būdą. Paspausti ant burbuliuko prie tinkamo punkto. Įrašykite bendrą teorinių akademinių valandų skaičių. Taip pat bendrą praktinių akademinių valandų skaičių. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Kitas ir perkite prie sekančio prašymo pildymo lango programos teikėjas. Antrame prašymo pildymo lange įrašykite įstaigos kodą. Įrašykite įstaigos pavadinimą, adresą, elektroninį paštą. Pasirinkite apskritį, paspauskite ant tuščio laukelio ir atsiradusiame sąraše radę tinkamą apskritį, paspausti ant jos. Įrašykite vadovo vardą ir pavardę bei telefoną. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Kitas. Trečiame prašymo pildymo lange įrašykite kontaktinio asmens darbovietę. Įrašykite užimamas pareigas. Vardo ir pavardės laukeliuose sistema automatiškai rašo jūsų vardą ir pavardę, tačiau galite šią informaciją pakeisti ir įrašykite kito asmens vardą ir pavardę. Įrašykite telefono numerį. Įrašykite elektroninį paštą. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Kitas, kad pereitumėte prie sekančio prašymo pildymo lango. Programos apibūdinimo lange įrašykite programos tikslą. Taip pat programos mokymo planą, programos uždavinius, programai rengti naudotos literatūros sąrašą, programos įgyvendinimo rezultatus, išsamų temos teorinio ir praktinio mokymų aprašą. Prisiekite dokumentą, paspausti pridėti failą ir pasirinkite dokumentą iš kompiuterio laikmenos, įkelkite jį. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti Kitas. Norėdami pridėti programos mokymo planą, paspausti mygtuką Naujas. Atsidarius jo formoje įrašykite temos pavadinimą. Įrašykite teorinių valandų skaičių, praktinių valandų skaičių. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Išsaugoti. Sukurtas įrašas bus matomas sąraše. Norėdami pridėti programos mokymo metodo duomenis, paspausti mygtuką Naujas. Įrašykite metodą. Įrašykite metodo apibūdinimą. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti Išsaugoti. Išsaugotas įrašas bus matomas sąraše. Norėdami paredaguoti įrašą, paspausti Redaguoti. Įrašo redagavimo lange pakeiti reikiamą informaciją, paspausti Išsaugoti. Sukurtas įrašas bus matomas sąraše. Norėdami paredaguoti programos mokymo plano įrašą, paspausti mygtuką Redaguoti. Iššokusiame lange pakeiskite reikiamą informaciją ir paspausti Išsaugoti. Norėdami pašalinti įrašą, redagavimo lange paspausti Pašalinti. Iššokusiame lange paspausti Taip noriu pašalinti, kad patvirtumėte įrašo pašalinimą, arba ne, jeigu norite atšaukti įrašo pašalinimą. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Kitas. Prašymo pildymo lange programos vykdytojo ir rengėjo duomenys. Norėdami pridėti programos vykdytojo dėstytoją, paspausti mygtuką Naujas. Įrašykite vardą. Įrašykite pavardę. Pasirinkite išsilavinimą. Paspausti ant tuščio laukelio ir sąraše radę tinkamą išsilavinimą, paspausti ant jo. Pasirinkite mokslo laipsnį. Paspausti ant tuščio laukelio ir sąraše radę tinkamą mokslo laipsnį, paspausti ant jo. Įrašykite darbo patirtį dėstymoje srityje metais. Įrašykite mokymo dėstymo patirtį metais. Įrašykite programoje dėstomą temą. Prisiekite gyvenimo aprašymo dokumentą. Paspausti ant laukelio, pridėti failą, pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Prisiekite diplomo dokumentą. Paspausti ant laukelio, pridėti failą, pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Prisiekite kompetenciją įrodantį dokumentą.
paspausti ant laukelio pridėti failą, pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelite jį. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką išsaugoti. Išsaugotas įrašas bus matomas sąraše. Norėdami paredaguoti įrašą, paspausti redaguoti. Iššokusiame redagavimo lange paredaguokite reikiamą informaciją ir paspausti išsaugoti. Norėdami pašalinti įrašą, redagavimo lange paspausti pašalinti. Iššokusiame patvirtinimo lange, norėdami patvirtinti pašalinimą, paspausti taip nori pašalinti. Paspausti ne, jeigu norite atšaukti įrašo pašalinimą. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką kitas ir pereikite prie sekančio prašymo pildymo lango. Prašymo pildymo lange kiti duomenys, įrašykite, ką išklausęs mokymus pagal programą asmuo žinos. Įrašykite, ką išklausęs mokymų pagal programą asmuo gebės. Įrašykite žinių įvertinimo formą. Prisegkite žinių įvertinimo formos dokumentą. Paspausti ant laukelio pridėti failą. Pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Įrašykite materialinę mokymo bazės informaciją. Prisegkite teikėjo įsipareigojimą užtikrinti mokymo bazės dokumentą. Paspausti ant laukelio pridėti failą. Pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Prisegkite kitus dokumentus. Paspausti ant laukelio pridėti failą. Pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti mygtuką kitas. Prašymo pildymo lange programos bylos prisegkite programos teikėjo aktualų registrų centro juridinių asmenų registro išrašą. Paspausti ant laukelio pridėti failą, pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Prisegkite pažymą apie programos teikėjo vykdytus per paskutinius pirmus 2 metus profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus, tiesiogiai susijusius su socialinių paslaugų srities darbuotojų praktinė veikla. Paspausti ant laukelio pridėti failą. Prisegkite kitą dokumentą. Paspausti ant laukelio pridėti failą, pasirinkite norimą įkelti dokumentą iš kompiuterio laikmenos ir įkelkite jį. Užpildę reikiamą informaciją, paspausti pateikti paraišką. Paspaudus iššoks patvirtinimo langas, paspausti taip ir prašymas bus pateiktas arba paspausti ne ir grįžkite į prašymo pildymo langą. Pateikus prašymą, sistema nukreips į prašymų sąrašą, kur bus matomi visi pateikti prašymai.